Labas, mėly žiūrovai. Labas. Šiandien sveikinuosi kartu su Jolita. Aš esu Jolanta, fotografė ir numerologė. Ir nusprendžiau sukurti podcastus, kad labiau supažindinti žmonės, kas tai yra numerologija, bei bendradarbiauti, pažinti, kalbėti su įdomiais žmonėmis, kūrėjais. Ir viena iš jų yra būtent Jolita. Jolita yra Coliukai sapnų gaudyklių įkūrėja. Tai Jolita pasipasako, kuo gyveni, kuo kvėpuoji, kas yra tos sapnų gaudyklės ir nuo ko gal viskas prasidėjo. Vaja, tai kaip čia dabar, nuo ko čia pradėti? Tai ką, po visus Coliukės sapnų gaudyklės, tuo, sakykime, kaip čia prekinių ženklų, kaip dabar įprasta ar nevadinti, slepiuosi aš. Slepiuosi aš. Ir po viso šitų dalykų yra dvi kryptis. Tai yra mano kaip menininkės, tai yra tai, ką aš kuriu ir tai, ką duodu žmonėms. Tai reiškia būtent per edukacijas. Ir taip labai gražiai atrodo išsiskiria jos, bet kartu ir jos turi labai gražią tokią jungtį. Viena kitą papildo. Kaip tavo gyvenime atsirado sapnų gaudyklės? Kaip tu nusprendei kurti jas? Čia buvo vienas iš mistiškesnių atsiradimų, kur tiesiog turbūt aš jau buvau pati pavargusi nuo savęs, nuo savo moralinių, visokių psichologinių niuansų. Ir man jau reikėjo tiesiog kvėpuoti, bet aš nežinau, kaip tą padaryti. Tiesiog jau buvau aš pervargus. Buvo jau gal porą metų praėję po netekties, kur aš dar nelabai žinojau, kaip dylinti su savim. Eini į darbą, kaip zombiukas būni. Kiek tau metų tada buvo? 24, kai sapnų gaudyklės atėjo į gyvenimą, jo buvo 24, tai buvo labai nekaltai. Tiesiog mėgdavau žiūrėti filmus, serialus, bet kokius video iš eilės, kad tiesiog kažkas fone eitų. Ir vienas sykiau iškrito vienas video apie sapnų gaudyklės kūrimo procesą. Mane taip suintrigavo, ką čia daro, žinai. Pasižiūrėjau, nesuprantu, kažkoks lankas, kažką ten mazgo, kažkaip ten kažką. Ir man toks, žinai, toks jausmas viduj, kad noriu pabandyti tai padaryti. Vat noriu. Ir aš savo iki pačios dienos labai stipriai dėkoju, kad aš paklausiau to vidinio jausmo. Nes jeigu aš būčiau jo nepaklausius, nežinau, kaip viskas būtų pasibaigę. Aš turbūt būčiau visai kitais keliais nuėjus, žinai. Ir tas jausmas, atsimenu, belė kokių siūlų išsitraukiau, daugiau nieko neradau. Lanko neturiu, iš kartono, išskirtau. Gerai, kas po ranka. Jo, ir tiesiog sukūriu, ir atsimenu, žiūriu. O Jėzau, kaip gražu. Bet gražu buvo ne tas pats, ką aš sukūriau, o gražu buvo tas, kad aš supratau, kad mano protas nurimo. Mano protas nurimo ir čia buvo ta šakninė dalis, dėl ko aš tiesiog ir niekada nesustojau ir tą jau darau 9 metų. Oho. Čia labai tau užkabino. Ir aš tikrai pradžioj tam taške būdama neįsivaizdavau, kad aš būsiu čia, kur dabar esu, ar ne? Šiandien, kad tai bus ir mano veikla, kad tai bus mano gyvenimo dalis, netgi gyvenimo būdas, ar ne? Tai aš tai savo versijai labai dėkoju, kad jinai paklausė to vidinio jausmo. Jis visą gyvenimą pas mane būdavo, bet aš jį tiesiog nesuprasdavau, aš jo ir ignoruodavau. Ir... Šitas negerai, kadangi aš žinau Jolitos gimimo datą, jinai gimus 11 dieną. Ir aš ne šiaip savo paklausiau, kada įvyko tas lūžis, kai jinai pradėjo kurti, nes 7 mėnuo, kai tik įsijunginėjo, tai yra dvasingumo zona. Bet būtent ta intuicija, tas vidinis balsas, tai yra tavo talentas nuo pat gimimo. Tai esi tu, tai yra kaip mato tave žmonės ir tas vidinis balsas visada tau pasakys teisingai. Todėl turi nuolatos jo klausytis. Ir aš žinau, kad ne vieną kartą esi jį išgirdus, bet pasielgus kitaip ir taip. Bet čia gaunasi kaip treniruotė, žinai. Kaip suprasti, kur yra tas mano vidinis balsas, kaip tai pačiopti, kaip tai pamatuoti, žinai. Vat ateina toks jausmas, žinai, toks ir nutyli, žinai, ai, čia galvoju, kažkoks keistas jausmas ir sekanti keista mintis, ai, čia, tipo, mes viską žinom, žinai, kaip kas yra ir net neįgarsini. Ir praeina koks pusę valandos ir tu bem žiūri įvyko situacija, apie kurią tu turėjai nuojautą ir tau buvo net atėjusi aiški mintis. Ir tu neįgarsinai ir tada tai va čia tas jausmas, tokio stiprumo jausmas yra apie tai, o tokio stiprumo jausmas yra apie tai. Ir tiesiog per tą tokį praktiką
supažindinė su savim, nes taip tai, nėra aišku, kas ta intuicija. Nėra. Iš tikrųjų, visi žmonės turi intuiciją, vieni silpnesnė, kiti stipresnė, tai tavo yra tikrai labai stipri, tu turi tą dovaną turėti ryšį su kosmosu, dievuliu, su visata, vadink kaip nori, kuo tiki, bet visada gali savo užduoti klausimą ir gausi atsakymą. Tai linkiu tau visą laiką tą savo vidinę jėgą, vidinį balsą girdėti. Tai pratęskim pokalbį apie tavo kūrybą. Tu, kadangi kuri ir sapnų gaudyklės, ir darai edukacijas. Taip. Pasakok plačiau apie tai, kokie žmonės gali juose dalyvauti, nuo kokio amžiaus, ar pateiki priemonės, ar žmonės turi patys pasirūpinti. Papasakok apie edukacijas plačiau. Tai edukacijos iš tikrųjų tinka net nuo pačių mažiausių vaikų, bet esminis dalykas yra, kad tada šalia turi būti tėvai. Tai gali būti ir kelių metų vaikai. Aišku, jie pačiam tam sudėtingiausiam procese nedalyvauja, bet jiem yra labai faina rinkti karoliukus, plunksnytės, motorika dirba, tu kaip jie pasineria tų karoliukų ieškot, kaip jie ten dalinasi vieni su kitais. Tai gali būti ir visai mažuliukai tie vaikai. Ne visai beibiai, žinai, kur neduok dievė į burną įsikištos karoliukus, bet jau kelių metų vaikai tikrai gali. Jeigu, pavyzdžiui, nori mamos praleisti laiką kitaip, žinai, kai mama esi, nelabai yra tau kada laiko ir išeit. Ir pabūti su kitom draugiom. Ir jeigu dar draugės leliukus irgi mažamečius turi, atrodo taip sudėtinga. Galima susiderinti su manim, aš atsivežu visas priemonės, susidarėm laiką, kokie 3 leliukai, 3 mamytės ir mes savo kitaip tiesiog leidžiam laiką. Tai sakykime, nuo tokių dalykų galima individualias edukacijas turėti vienas ant vieno. Tai jau tenais aš jau vedinu kaip meno terapijos. Kaip sakant, tada kalbam apie tai, kas guli ant širdelės, nes turiu tokį natūralų gebėjimą sukurti tą saugią zoną žmogui, tą terpę, kad jis galėtų būti savim, atsiskleisti ir kas jam guli ant dūšios ir pasipasakoti. Dažnai žmonės neturi su kuo pakalbėti, atrodo tiek yra draugų, o paėmė telefoną, kam čia paskambinti ir tai tu esi ta sielos gydytoja, kuri visada išties pagalbos ranką. Taip, aišku, jeigu jau pačiai jau perviršis nebūna, nes būna ir mano, aš irgi žmogus. Čia faktas. Bet iš tikrųjų taip, edukacijų metu būna ir gražių momentų, ir jautrių momentų, visko nutinka, kas liečia tokias labiau privatesnės. Daugiau spektras tik tai platėja nuo vaikų gimtadienių, mergvakarių, kūdikio laukimo švenčių, įmonių švenčių, miestų švenčių, visokių. Spektras yra didelis ir tiesiog tos edukacijos būna pritaikomos pagal poreikį. Kur reikia tik tai mokymosi proceso, ten būna mokymosi procesas, kur reikia gylio, tada ir šitos saviugdos temos visokios būna liečiamas. Tiesiog pagal pajautimą tu ateini į erdvę ir žinai. Žinai, ko ten reikia tiesiog. Tu palietei tokį temą verslo, įmonių vakarėliai, taip. Įmonės turi vyrų, ar vyrai kuria? Taip, jie kuria. Ne visi, ne taip drąsiai, kartais būna pastebi iš šono, bet kurie nori, kurie yra, žinai, pasakyčiau, labiau šeiminiški ir jau pripratę dalyvauti su šeima bendrose tokiuose užsiėmimuose, jie be klausimų drąsiai sėda kartu, žinai, kuria. Ir būna dažnai, kad vyras palieka atsakingas už visos šeimos pabaigimo sapnų gaudyklių procesą. Paima viską savo rankas. Taip, nes mama nori į jogą, nes ten dar, žinai, kažkur bendram renginį vyksta, vaikai nori pas kokį nors dar edukatorių kažką nuveikti, žinai, nes būna įmonė šventės, žinai, kada yra šeimos, palepina gerai ir būna labai toks veiklų spektras didelis, tai renkas ir būna tėtis sėdi savo su 5 kokiom sapnų gaudyklėm, žinai, baigėsi, žinai, toks ir žinai, sako, kaip gera Jolita buvo, žinai, aš apie nieką negalvojau. O iš vyro tokį dalyką išgirst, kad man buvo gera ir aš apie nieką negalvojau, nors valandą, nors 2, tai čia yra stebuklas iš tikrųjų. Šiaip, man atrodo, vyrai labiau moka atsiskirti kažkur pabūti savyje negu moteris. Ir gal vyrai mažiau kalba apie savo problemas, kaip yra tavo veikloje. Ateina moteris pasipasako daugiau, ar vis dėlto ir vyrai patvyrauja?
Ne, vyrai netgi į tokias individualesnės edukacijas net neateina, nors būna užuominų, kodėl nėra, bet aš žinau šitos dalykus padarai ir nėra. Taip. Ir nėra iš tikrųjų. Bet jie randa savų metodų. Iš tikrųjų dabar yra didelė pasiūla visko ir gali rasti tą pagalbą, gali rasti tą saugią zoną. Galų gale, žinai, išvažiavo vyras į žvejybą, pabuvo pats su savim ir jam jau gerai, jam jau atsistato visi resursai. Na, tai gerai, Jolita, pakalbėjom apie edukacijas, pakalbėjom apie kūrybos procesus, bet tu esi tikrai ne vienintelė ta, kuri gamina sapnų gaudyklės, tai man įdomu, kur slypi tavo unikalumas. Kuo tu išsiskiri iš kitų? Aš tai iš savo pusės žinau, bet kad žmonėm papasakot, kodėl verta rinktis būtent tave. Nu, šitas man įdomu ir iš tavo pusės bus įžvalga labai, kaip tu matai. Aš niekada turbūt šito nesvarščiau, kuo aš išsiskiriu, nes tų vedančių sapnų gaudyklių edukacijas nėra labai daug, bent jau kur aš žinau, gal realiai, kurie aktyviai tai daro, gal žinau, be savęs dar porą žmonių. Yra vienas vaikinukas, vardą nepamenu, bet labai, labai fainai edukacijas veda, jisai turi net rekordą Lietuvoje didžiausios sapnų gaudyklės miške. Rate kažkokį padaręs. Nebeatsimenu vardo šio. Bet mes labai fainai pabendraujam. Bet esmė, tai aš nežinau, tas unikalumas turbūt yra mano paprastume. Tame visame, kad ir tas pajautimas, kaip ateinu, kaip yra, ko reikia, aš girdžiu žmonės tiesiog. Kol jie maunasi batus, rengiasi paltus, kol mes ruošiamės atsigerti arbatą ir panašius dalykus, aš jau, kaip aš sakau, kaip skeneris, koks skenuoju, kas vyksta aplinkoj, jo klausausi, apie ką eina pokalbį, apie kokios temos lenda ir jeigu yra pasikartojančios temos iš skirtingų žmonių, aš jau jaučiu, kad tai yra tos temos, apie kurias galbūt mes galime bandyti kalbėtis. O būna žmonės tiesiog nori atsipalaiduoti ir tada natūraliai aš tai pajaučiu. Ir neliečiam mes tada tų temų jokių, šiandien kuriam, leidžiam atsipalaiduoti, groja atpalaiduojantį muziką ir tiesiog šiaip kokie jokučiai lenda. Viskas labai priklauso nuo pačių žmonių poreikio. Jie patys gali nežinoti tą dieną, ko jiems reikia, bet aš kažkaip ateinu ir kaip vanduo, žinai, apglėbiu visus, jo, ir jaučiu, kad šiandien bus taip. Tai būtent aš irgi tą patį pabrėžčiau apie tą tavo išjautimą, kai tu turi tokius talentus kaip empatiškumas, parinkti žodžius tinkamu laiku, tinkamu momentu ir tos, kurios reikia išgirsti. Ir ta sukurta erdvė, kur žmogus jaučiasi labai jaukiai. Kai reikia patylėti, jisai gali tylėti, nori pakalbėti, davai pakalbam. Ir ta atmosfera tapo tokia artima, tokia šilta, lyg tu amžinybę pažįstama su tuo žmogum. Ir jautiesi labai drąsiai, labai savitai ir kai tau reikia pagalbos, tu visada jo sulauki. Bet kas norite išbandyti kūrimą pačios gaudyklės, tai iš tikrųjų labai rekomenduoju, tai labai gera meditacija, sakyčiau, tokia fizinė meditacija, nes ir protas ilsisi, ir rankos kažką dirba, ir tu kažkur kitam pasauliui atsiduri kol kuri, o po to turi nuostabų rezultatą, kurį gali naudoti savo gyvenime. Dar galiu pridėti. Taip, pridėk. Į šitą temą dar, žinai, dabar prisiminiau, ką dažnai būna kartojama žmonės, sako, aš nežinau, kas įvyko, bet su tavimi ištirpsta laikas. Laiko suvokimas ir savoka, jinai kažkur dingsta. Sako, aš atrodo, lyg tai planavau 3 valandas būti, pabuvau 5, 6 ar 7 ir net nepajutau ir visiškai net nebuvo svarbu tos valandos. Ir tai žmonėm reikia išmokti sustot. Mes taip bėgam visur, lėkime, skubam, ten vėluojam, ten pykstam, pipinam. O su tavim tikrai yra ta ramybė, kurią tu pati skleidi. Aš kaip esu chaoso žmogus, tai tu esi būtent ta, gali ramiai jaukiai pasibūti, išgerti šiltos kakavos ar arbatos
Ir kai reikia, žinai, ir sielą paglostysi, ir kūną apkabinsi. Taip, jeigu tik tai reikia. Palietėm su tavim tokias jautresnės gal temas apie žmonių jausmus, kaip jaučiasi su tavim. Bet pakalbėkim šiek tiek ir apie finansų sritį. Šiaip būti menininku, kūrėju nėra labai lengva, nes tai toks, sakykime, retai įvertintas dalykas. Žinau, kad tu turi elektroninę parduotuvę. Taip. Ką galima joje rasti? Papasakok šiek tiek apie savo paslaugų spektrą. Tai galima rasti įvairius mano rankų darbo gaminius. Tai nuo pačių mažiausių sapnų gaudyklių iki didžiausių. Afirmacinės sapnų gaudyklės, kvepiančios sapnų gaudyklės, automobilio kvapukai, įvairūs natūralių akmenų aksesuarai, tai gali būti apyrankės, pakabukai. Ten būna kartais išperka, žinai, pamirštu papildyti, arba kaip tik nėra nieko kažko sukurto, tai, žinai, nuolat tenai vyksta kažkoks veiksmas, žinai. Ir dabar neseniai įdėjau naują paslaugą, prekę, tai yra dovanų dėžutė, pasidaryk pats savo sapnų gaudyklę. Netgi galima rasti mano meditaciją vieną. Apie šitą irgi reikėjo būtinai paminėti. Nes aš klausiausi, dariau tą meditaciją, tai iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, esu tas žmogus, kuris išbando ir, žinai, patiria. Nežinau, kaip pasakyti, nesvarbu. Bet tai buvo gera tavo momente būti, klausytis tavo balso, tavo vedimo. Rekomenduoju. Užsukite į soliukėsapnugaudyklės.lt. Smagu, pasakai, veiksmų daug vyksta ir man iš karto, 7 tavo gyvimo mėnuo, kuris sako, kad reikia nuolat būti judėjime. Aišku, tu gali ten staigiai padaryti, bet lygiai taip staigiai ir viską nunulinti. Tai visą laiką bent jau po truputėlį judėti į priekį ir nesustoti, nes stagnacija yra nelabai geras dalykas. Bet kiek tave žinau, kiek tave stebiu, tu esi tas žmogutis, kuris nuolat daro, nuolat laivus eina. Žodžiu, žmogus viešas, jau galiu pasakyti. Labai stipru, bet jo, 4 metai aš darau laivus ir 4 metai, kai pradėjau savo veiklą, būtent tarp kitko lapkričio 29 jau visiškai yra 4 metai mano veiklai, tiek su edukacijom, tiek su visa prekyba. Tai čia man yra toks daug, žinai, kur tu neplanavai niekada, tiesiog step by step, žingsnelis per žingsnelį, tiesiog atradai kažkaip netyčia visą tai ir jau 4 metai. Galvoju, nesutelpa. Mano veido išraiška nėra dėl to, kad jau 4 metai. Mano veido išraiška pasikeitė dėl skaičių, kuriuos aš išgirdau. Lapkričio 29. 11. 2 + 9 yra 11. Okay. Tavo gimimo diena yra 11. Čia yra kita tokia situacija, kur aš galėčiau gal plačiau papasakoti, bet neišduosiu visų paslapčių. Bet tai yra sėkmingos tavo dienos, sėkmingi tavo skaičiai, tai wow! Kaip taip reikia pataikyti. Nes turi gerą intuiciją, vėlgi pabrėžiam tai. Pasakyk, būtent kadangi mes kalbam ir apie finansus, kaip tau sekasi išlikti tam lygmenį, kuriam esi, kaip tau sekasi išgyventi vien tik iš kūrybos, nes tu tik tai tą ir darai. Neini į samdomą darbą ir priklausai būtent pati savo. Kaip fainai. Taip, iš tikrųjų būna visko. Pirmieji ten 2 metai iš viso, galiu sakyti, buvo kaip amerikietiški kalneliai, kur tu ten iš viso net negali normaliai sudylinti su savo emocijom. Tai dar pirmaisiais metais buvo tokių bandymų, dar kažkokį saugų darbelį, kažkur truputėlį būti, bet aš visą laiką pastebėdavau, kad turint šalia netgi kažkokį dalinai saugų darbelį, tai neužtikrina tau saugumo, nes tu tiesiog tą energiją išneši kažkur, kur tipo saugu ir gerą gabalą savo energijos nugnybinio savo kelio. Tai man tai yra svarbu, kad aš neišsitaškyčiau, aš turiu savo kryptį, aš noriu tame būti, yra stiprus pamatas, kodėl aš tai pradėjau, kodėl noriu, ką aš noriu ištransliuoti žmonėm ir aš nemetu to.
Būna tikrai sudėtingų tokių mėnesių, atrodo, viskas yra, viskas uždirbi, viskas tvarkingai, pakankamai tų pajamų, bet vis tiek, kada tu esi pats atsakingas už visus procesus, aha, čia susimokėti už tą, čia reikia dasipirkti to, čia reikia veiklai investuoti, gal į reklamą, gal dar kažkur kažkokius kuponus, gal dar kažkur nuolatos viskas cirkuliuoja ir taip greitai. Judėjimas. Taip, ir taip greitai, ir toks kitas iki būna, ir tu nesupranti bendrą balansą, pasižiūri, viskas tvarkoja, žinai, o piniginiai vėjas beveik švilpia. Būna. Jo, ir toks okei. Kaip pas tave? Jo, būna mėnesių labai tokių gerų, bet kadangi aš esu save taip matau, kad esu žmogus, turintis tokį dalyką, kad aš labai greitai mokausi, jeigu aš noriu kažkam padėti ir man tas žmogus yra svarbus, aš galiu išmokti dėl jo ir dėl savęs kartu, nes po to matau, kad ir pas save galiu tai pritaikyti, išmokti dalykus ir padėti jam. Taip, kartais mano veikloje atsiranda papildomų tokių šaltinių finansinių, kaip pasirūpinimas elektroniniam parduotuvėm, hosting ir SEO pasirūpinimas, kažkam namus sutvarkyti. Tokie vat dalykėliai, žinai, kur prisideda. Žinau, į ką kreiptis. Tai nėra nuolat daromas dalykas, tai yra protarpiais ir, pasirenku, žinai, gali dabar, žinai, ten visas pasaulis sakyti, Jolita, man reikia to, okei, palaukit, man reikia pasižiūrėti, kiek aš energetinių resursų turiu ir kiek aš pati laiko turiu, nes visada prioritetas eina mano veikla, o po to žiūriu, jeigu man labai svarbus žmogus, tai tada vingiuojam. Tai vat, yra tų papildomų taškų, bet man tai patinka, nes tai gaunasi vėl pagalba žmonėms per tą prizmę, kad ir grįžtamasis ryšys, finansai papildomi, žinai. Tai taip kažkaip ir išbalansuoji, bet svarbiausia, nepameti savo ašies ir savo kelio. Man tas yra labai svarbu. Tikrai taip. Aš dabar labai gerai prisimenu tavo skaičiukus iš tavo matricos, būtent finansų srities. Ten puikuojasi 21 arkanas. Tas žmogus pasaulis, taikdarys, kuris suvienyje. Žmogus, kuris kūrė, kuris yra lengvas, kuris plečia savo veiklą po visą pasaulį. Ir yra ten 10, kurį reiktų pradirbti gal šiek tiek labiau, nes tai yra pasitikėjimo visatą, pasitikėjimo Dievu. Patikiai, žinai, nuo kiekvieno žmogaus priklauso. Bet ir būtent plėsti veiklą į užsienį. Ar turi tokių minčių, ar turi tokių norų, galbūt kažkas iš žiūrovų pamatys ir pasakys, Jolita, aš jau apie save. Jolita sakys, varom kažkur į užsienį, gal gali atsiųsti man savo darbų, aš savo parduotuviai parduosiu. Ką tu apie tai galvoji? Esu apie tai pagalvojus iš tikrųjų, netgi buvau kažkada ir susikūrus Etsy, bet man tiesiog ten nesiėjo, nes ten daug visokių reikalų, reikia procesų padaryti, kurių man nelabai gazdina. Negazina, tiesiog toks per sukastus dantis darai, o jeigu darai per sukastus dantis, ir neįs. Tau reikia lengvai. Jo, o man viskas tada vyksta gerai, kada yra lengvumas. Jeigu aš toks, per nenorą darau, viskas. Man atrodo, kiekvienas žmogus, kai nenori, tai atrodo tokia prievarta ir yra neskanu. Tai esu paleidus tą mintį ir iš tikrųjų yra būta visokių tokių pamastymų, kažkokių lyg ir pasiūlymų, bet jie neišsirutuliojo, žinai, buvo netgi bandoma edukacijas daryti užsienyje, bet irgi ten susivaikščiojo keliai, kad neįvyko, tai reiškia dar ne dabar, žinai. Pribręsiu, reiškia prie to, bet yra tokių minčių, norėtųsi, būna kartais užklausų, ar atvažiuotum į užsienį, žinai, pavyzdžiui, į Airiją, į lietuvių bendruomenę. Jeigu yra žmonių, kurie nori, nes reikia jau čia, žinai, garanto, kad tu važiuoji ir tavęs laukia, kad tau nereikia, žinai, skelbti renginio ir, žinai, čia dabar surinksiu ar nesurinksiu, tik bilietus pirktis, viską ruošti, supranti, yra reikalų. Bet aš esu atvira tam. Kokiu žmogum pasitikėtum, kuriam leistum pardavinėti, pavyzdžiui, savo prekes, ar neleistum vis dėlto? Sukurti daug, išsiųsti ir kad žmogus pardavinėtų savo parduotuvėje. Čia geras klausimas, apie tokį niekada nebuvau pagalvojus iš tikrųjų, bet iš tikrųjų man būtų svarbu žmogaus vidinis pasaulis ir jo mąstysena, kaip jis žiūri į kūrybą, į meną, kaip jis tai mato.
ar tiesiog nori tuo užpildyti parduotuvę, žinai, tiesiog, kad būtų faina ir gražu, ar jam visgi tai yra įdomu ir jisai gilinasi, apie ką tai yra, kaip tu kuri, nes iš to jau supranti, ant kiek jisai domisi visų šito kūrybos procesu, kiek jisai domisi, kokios tavo intencijos ir kas, tai yra jau labai didelis indikatorius ir labai didelis atsakymas, kaip jis pardavinės tai, žinai. Tai iš esmės, manau, žmogus panašaus mąstymo. Bet yra tikimybė, kad galimai nertum į tokį pasiūlymą, ne, priimtum. Tai taip, garsiai sakau visatą, jo. Tai toliau, taigi. Gerą klausimą įtaisai man, žinok. Gerkime. Baimė iš tikrųjų toks išsigryninimas gaunasi, žinai. Man irgi kartais gimsta mintis iš kažkur, nes turiu panašių skaičiukų kaip ir tu. Ir kartais apie juos pamirštu. Bet noriu dabar pakalbėti apie kai kas stebuklingo, nes artėja Kalėdos, stebuklų metas, dovanų metas. Ir aš žinau ir matau, kad tu esi kažką paruošus mūsų žiūrovam, klientam, būsimiem, o gal ir esantiem. Pristatyk, kągi tu čia atveži man į studiją. Atvežiau tai būtent tą savo naujieną, apie kurią svajoju jau ir praeitais metais. Bet kažkaip nepasileidau, nes aš esu žmogus, kuris apmąsto, apgalvoja, tu man ten esi sakęs, pamatuoja, pasveria, žinai. Iki pat galo, septynetukai niekada nepasiduoda. Jeigu jie kažką pradeda, tai jie iki pat galo turi nerti, išsiaiškinti visus ten kabliukus, kodėl, kas, kada. Ir tada ramus. Nes jeigu neišsiaiškina, jie negali nurimti. Taip, ir nesvarbu, koks laiko tarpas tam išsiaiškinimui, tam visam kūrybos procesai, svarbu, kad padaryt nuo iki Z. Dėl to man patinka, reikia su tavim draugauti. Gyvenime visur, tai pagalboje kitiems žmonėms, dėl to pas mane ir yra tas, turbūt, žinai, kad ir išmok dalykus, nesvarbu, kiek prireiks. Tai va. Tai dabar apie tai. O grįžtant, tai yra pasidaryk pats sapnų gaudyklė dėžutė. Pasidaryk pats. Tai pasidaryk pats, jinai yra jau įkelta į elektroninę parduotuvę. Galima ją užsisakyti. Ir joje yra visos priemonės reikalingos pasidaryti sapnų gaudyklę namuose. Kokia gera idėja. Gali tai daryti ir vaikai. Aišku, jeigu tai yra mažamečiai vaikai, tai turbūt reikėtų, kad tėvai būtų šalia, nes vis tiek yra ir klijų, ir adatos. Bet kaip iš tikrųjų faina, kokia mintis dabar, kai Kalėdos ir būna taip, kad ne visi turi didelės šeimas, lieka namuose, pavyzdžiui, kaip mes. Ir reikia kažkokios veiklos. Vietoj to, kad žiūrėti kažkokį filmą, galima kurti. Taip. Ir tai subūrė, sujungia tą šeimą. Taip, kartu gali visi pasimti, nes sapnų gaudyklė čia yra 25 cm. Oho. Man atrodo, žinau, ką aš veiksiu per Kalėdas su savo šeima. O, aš tau padėsiu. Pabandysim parodyti. Tai va, dėžutėje svarbiausia yra, kad kas yra svarbiausia, tai yra instrukcija. Tai parašiau 3 lapų instrukciją nuo A iki Z, smulkiai viskas surašyta, parodyta, kaip reikia kūrybos procesą daryti. O tas labai svarbu, nes reikia žinoti, kur įkišta adatą. Jo, tai vat, nes namuose, gali ten ieškotis ir YouTube rasi ir visa kita, bet smagu, kai yra tam tikri jau pagrindai prie vietos. Taip, dėl to aš ir dariau, man buvo svarbu ta dėžutė. Man atrodo, aš Jolita žinau dar vieną mūsų naują veiklą. Bet apie tai pakalbėti. Man jau vis įdomu. Ir tada, voila! Wow, kiek čia visko daug. Taip, yra nuo A iki Z. Tai yra siūlas, lankelio apvynioti, siūlas tinkliukui pinti, adata ir greitai stingstantis klijai. Dėl to, jeigu mažamečiai vaikai kurs, tai tėveliai būkit kartu ir šalia. Nes tai svarbu. Ir šiaip smagiau kurti visiems drauge. Yra karaliukų maišelis. Kiek daug? Taip, nes reikia tinkliukų ir plunksnytėm. Ir didelis vienas į vidurį, žinoma, ne. Ir daug labai plunksnų įvairių paukščių. Čia šiuo momentu yra kalakutų, žąsies, balandžių. Yra fazano plunksnytės. Paprastai taip nerasit. Vienos rūšies plunksna, vienos spalvos būna pakeliuose. O aš padariau, kad būtų įvairu ir kad galima būtų spalviškai gražiai padėlioti.
Nes šiaip, jeigu taip pagalvojus, jeigu norėčiau dabar pradėti kurti sapnų gaudyklę, tikėtina, ką turiu, gal siūlą kokį namuose, gal kokius karoliukus raščiau, o nei lankelių, nei plunksnų, nei nieko. Ir dažniausiai būna, kad tokius dalykus čiut ne atskiruose parduotuvėse galima tik užsisakyti. Tada laukia. Tai yra lankelis, viskas yra. Taip, čia nuo A iki Z. Aš taip žiūriu ir man primena indienus. Nu taip. Taigi Šiaurės Amerikos indienų kultūra yra. Sapnų gaudyklės iš tų galų atėjo. Sapnų gaudyklės ratas iš vis yra apie, kaip čia pasakyti, apie gyvenimo ratą, apie sinchroną, apie vienybę tokią, apie tvarką. Kad nėra nei pradžios, nei pabaigos. Reiškiasi, kad naktis nėra diena, pavyzdžiui, nėra pradžia, naktis pabaiga ir atvirkščiai, kad gimimas nėra tik tai pradžia, o mirtis pabaiga. Ten tiek daug dalykų yra užkoduota. Man patinka tokia. Tai va. Šaunu. Galite įsigyti elektroniniai parduotuviai. www.soliukisapnugaudyklės.lt. Kadangi tu mane čia užpylį klausimų laviną ir aš gavau tavo 100% dėmesį, ačiū tau už jį. Prašau, man malonu, mes tau čia ir susirinkom. Jo, iš tikrųjų malonu, kai fokusas į tave, žinai, ir dar tiek iškrapštei čia viską, kaip faina. Bet aš dabar noriu tavęs paklausti. Miela mano asmeninė numerologija, skaičių psichologija ir tokia, sakyčiau, labai gera informacijos analitikėsi. Tai malonu, išgyrė čia mane. Paklausti, ar iš gimimo datos gali matyti, kur turėtų kitais metais mano veikloje būti fokusas? Galima. Įmanoma? Taip, įmanoma ir mes tai galim labai paprastai padaryti. Aš ir žiūrovus gal pamokysiu, kaip tai yra daroma. Kad paskaičiuoti savo asmeninius metus, mums reikia tik gimimo dienos ir gimimo mėnesio. Tai kadangi tu įsigimus 11 dieną ir 7 mėnesį, tai yra 18, ir kitų metų skaičius yra 2 + 2 + 6. Mes 0 neskaičiuojam, nes ir taip 0 ir gaunasi 10. Tai mes tą 10 pridedam. 18 + 10 yra 28, mes sudedam dar kartelį, daugiau negu 22 mes sudedam iki mažesnių skaičiukų, tai mes gaunam 10. Įprastai mes, kai mes darom kažkokius tokius įrašus, pasakojimus, mes sudedam iki vienaženklio skaičiaus, bet tau, meluoju, aš labai noriu papasakoti apie tą 10, nes 10 yra fortūna. Kokie faini metai tau artėja. Labai faina iš tikrųjų, kad tavo asmeniniai metai sutampa su pasaulio mūsų gyvenimo energija, yra paprasčiau skaičiuoti. Ir tau iš visų pusių ateina tas naujas startas. Tai yra nauja pradžia. Dabar yra ciklas, kuris baigėsi, ties 9 energija tas ciklas užsidaro, o su nauja pradžia, su vienetu, tas pats 10 yra nauja pradžia. Tai aš jau tau minėjau apie užsienį. Tai manau dabar pats tas pradėti kažką naujo, galbūt kažkokius mokymus norėsi, galbūt tu pažinsi žmogų, kuris tave kaip tik nuves tuo kitų keliu ir tu aišku pajausi, ar tai yra tavo ar ne. Bet viskas, kas nauja šiais ateinančiais metais, viskas yra apie tave. Tai reiškia, aš pasitikiu visatą, aš su dėkingumu priimu tai, ką man jinai duoda, aš viskam sakau taip. Viskam tai nereiškia, kad pasakys šokti pro langą ar šoksiu. Ne. Tikrai, jeigu matai, kad tai gali būti naudinga, vertinga tavo verslui, tavo gyvenimui, tavo šiaip buičiai netgi, viskam turi sakyti taip. Ir iš tikrųjų naujas startas, nauja pradžia, viskas dabar priklauso nuo tavęs. Jeigu tu nepasiduosi, jeigu tu priimsi, jeigu tu darysi ir eisi naują kryptim, kažkur kažką pridėsi naujo, tai ir kiti metai jau eis vis geriau ir geriau ir geriau. Jeigu tu nepraeini savo metų programos, tai žinok, pasikartos 9 metus, netgi gali panašių laikų ir gauti tos pačius išbandymus. Tai drąsiai sakyk taip,
kur kažką naujo, gal kažko mokykis, aš linkiu, kad tavo gyvenimą ateitų vis daugiau naujų, fainų, kūrybiškų žmonių, galbūt verslių žmonių, kurie padės tau peržengti tą laiptelį, kur galėsi plėstis būtent į pasaulio mastą, žinai, nes Lietuva yra mažytė. Nors ir čia yra daug nuostabių žmonių, bet mūsų tie patys lietuviai gyvena, kaip sakai, Airijoje, gyvena Maltoje, gyvena kažkur Anglijoje, Amerikoje. Tai aš labai linkiu, kad tai išsipildytų. Ir sakau, nepasiduok. Mėgaukis gyvenimu, sakyk taip, dėkok, aš žinau, kad tu darai dėkingumo praktikas, tai daryk tai ir toliau, daryk tai kiekvieną dieną. Gali netgi neužsirašinėti, bet viduj turi jausti tą dėkingumą. Ir pamatysi, kaip viskas taip pildysis tau. Tai iš tikrųjų, su dėkingumu, tai čia jau yra mano kokių 3-4 metų nuolatinės pastangos tai paversti būseną. Ne tik tai užrašymų, ne tik tai mintim, bet iš tikrųjų tai pajausti ir būna momentų ir pajaučiu, būna ir vėl sulūžtų, ir būna ir vėl kopiuosi ir vis kiekvieną kartą, kada tu tai ugdai savyje, vis lengviau ir lengviau tą padaryti, net tu, kai sulūžęs, tu net randi to momentu, už ką padėkoti. Tas yra gražu. Bet su tuo 10 tai toks biški mane pašiurpinai, nes iš tikrųjų tas sakyti taip, aš mėgstu sustoti, atsitraukti, nes nemėgstu būti veikiama kitų žmonių įtakos, nuomonės, energijos ir kitų dalykų. Man reikia atsitraukti ir pasibūti su savim, atsiriboti nuo visko, kad aš priimčiau iš savo vidinio, kaip čia to vedimo, sakyčiau, visus šitus dalykus, o ne spontaniškai iš emocijų, nes sugebu pajusti ir kito žmogaus emocijas ir galiu užsihypinti, kokį fainai jo daroma, o iš tikrųjų grįžtų namo, nenoriu. Bet tu pajausi tą dalyką, čia nereikia nertis tačiai galvą ir, sakau, priimti belekokį sprendimą. Taip. Tai tu supranti, man tai naudinga, taip, aš sakau, varom. Pavyzdžiui, man dabar yra tas mėnuo 10. Ir iš tikrųjų jo pradžia buvo šiek tiek sunkoka, atrodo viską darau teisingai, bet kažkas ne taip. Ir tiesiog gyvenime nejučia ateina žinutė, noriu, net neskaitau iki galo, ko aš noriu, sakau taip, užsiregistruok, žiūriu kur, ateinu, darau ir čia, pakvietimas. Ir tu pajausi, kad netyčia viskas gal, nes visata tau duoda. Bet reikia nepamiršti tokių dalykų, kad yra teigiami dalykai, yra neigiami dalykai ir viskas priklauso nuo tavęs. Tai jeigu tu tikrai žengsi pati žingsnį į kažką naujo, kažką galbūt pasidomėsi naujo, gal kažką naujo sukursi, gal ateis tokia mintis, gal, kaip sakiau, to žmogų naujo sutiksi, kuris tau padės ir tu sakysi, taip, valio, tau taip ir klostysis. Bet jeigu ne, tai neprogramuosiu, nesakysiu tų neigiamų dalykų, bet gali viskas kita linkme nueiti. Ir dar labai svarbu, kaip tu šiuos metus gyveni. Tai yra 9 energija, tai metų užbaigimo ciklas, gyvenimo užbaigimo ciklas, kai yra daug neigiamų dalykų pasaulio, mes visi tai pastebim. Kaip tavo gyvenime yra dalykai? Ar yra ko atsisakai, ko galbūt kažką nutrauki? Žodžiu, dalykai, kurie jau nebeturi mums reikšmės, prasmės ir jie tiesiog išeina. Toks išsivalymas vyksta. Ar yra tas tavo gyvenime dabar? Ar tu lengvai, jeigu yra, paleidi tos dalykus? Šiaip nesu iš tų žmonių, kur lengvai viską paleidžia, ypač jeigu kas susijęs su santykiais, su žmonėmis, nes jeigu man yra svarbus žmogus, kažkaip sudėtinga man yra, nes aš iki galo labai giliai galiu jausti, labai galiu norėti tą ryšį, tą bendrystę, tą bendrą kelią kurti ir toks labai sudėtinga būna, bet jeigu jau paleidžiu, tai paleidžiu gražiai, su dėkingumu. Su viskuo, aišku, būna visokių tų scenarijų, baigėsi įvairiai tie tokie nukirtimai, bet tu supranti, kad tai turi būti padaryta ir viskas, žinai. Tai yra toks ir procesas, noras tvarkyti namus. Labai geras. Išmesti dalykus, padovanoti, kurių nebereikia. Ir šukuosenos pakeitimas dabar pastaruoju metu vis karts nuo karto vis pakirpti, vis kažką pakeisti. Yra šitie tokie niuansai.
Bet kas liečia su kūryba, toks jau yra išsigryninimas, ten jau nebėra, žinai, ko atsisakyti, ko paleisti, tik tai kaip tik pilna koja ir drąsiau. Pasiruošus žengti tą žingsnį į naują, ne? Tai Labai gerai. Iš tikrųjų, kadangi aš tave vis tiek stebiu, matau, kaip tu gyveni, aš manau, kad tu esi tikrai geram kely ir pagal savo skaičiukus ir finansų sritį eini teisingų kelių ir šios metus pragyveni būtent taip, kaip reikia. Tu grįžai į save, taip, tu daug darai dėl savęs, girdi savo tą balsą ir kuo daugiau, tuo labiau juo pasitikė. Ir iš tikrųjų labai gerai, nes jeigu būtų kitaip, tai tave gyvenimas šiemet labai gerai padraskytų per visus galus, kaip aš sakau, bet žinau, kad viskas yra pakankamai stabiliai. Ir veiklo yra daugiau užsakymų, ateina nauji žmonės, naujos pažintys jau dabar. Į priekį pasakysiu, kad nuo naujųjų metų, kai įžengs tas 10 arkanas, gyvenimas ves tave pliusę. Tai reiškia, kad visi teigiami dalykai tave lydės, bet dar iki tavo gimimo dienos veiks tas 9, kai dar bus etapas, kai asmeniškai tau reikės valyti, atsisakyti, būti savyje, ramiai ir taip toliau. O jau nuo gimimo dienos iki kitos gimimo dienos ten veiks pilnų pajėgumų tas 10 arkanas. Jau arba plius, arba minus, kaip tu ten veiksi. Jau dar padirbėti pusmetuką gerą, tokį riebų tikrai reiškia. Dar pasiruošti, prasivalyti ir tokį šauti, žinai. Ir po to mes stebėsim užsienio kokius nors reportažus. Žiūrėkit, Jolita Mykolaitytė, čia Dreams Catchers, all over the world. Aš labai linkiu, kadangi esu tas žmogus, kuris turi stiprų žodį, tai aš labai linkiu, kad tai išsipildytų. Aš labai tave myliu. Aš irgi tave labai. Mano šviesa mano gyvenime ir toks, draugystės pavyzdys labai fainas iš tikrųjų. Kadangi Kalėdos stebuklų metas, dovanų ir pasveikinimų metas, gal norėtum kažką palinkėti mūsų žiūrovam, pirmiesiem žiūrovam? Norit, ką nors palinkėčiau? Aš tai labai norėčiau. Aš irgi noriu, iš tikrųjų, tokio, žinai, lengvumo, tikėjimo savimi, pasitikėjimo. Jeigu jau galva, kaip sakau, sproginėja ir iš ten rūksta dūmai, išeikit į lauką, basom pastovėkit, ant sniego, ant žolytės, minutę, vieną kitą. Bet geras, žinok, prablaivėjęs smegenis, tai labai gerai. Žinau, kad daugeliu tai nepriimtino, bet pabandykit. Pabandykit, pamatysit rezultatą, ar jums tai tinka ar netinka. O jeigu norisi tokio vidinio lengvumo, teikit į edukacijas. Labai rekomenduoju. Šiaip tai praleiskit daugiau laiko su šeima, praleiskit tą laiką su tais žmonėmis, su kuriais keičiatės energiją. Tai reiškiasi, ne ten, kur jaučiat, kad ją atiduodat ir niekas negrįžta atgal. Tiesiog, kur vyksta graži cirkuliacija, gražus mainai. Nes tada ir jums gerai bus, ir žmonėms gerai, o ne tik tai kažkam. Aš besiklausant išskridau kažkur, paskendau tavo palinkėjimus. Iš tikrųjų, pridursiu, tik būkit sveiki. Jo. Jūsų laimė, jūsų gėris priklauso tik nuo jūsų pačių, nuo jūsų mąstysenos, nuo to, kaip jūs jaučiatės. Bet tai, kaip jūs jaučiatės, vėlgi priklauso nuo mūsų mąstysenos. Tai, ką mes matom, tai, ką mes galvojam, kai mes išsivalysim savo mintis, mes gal pradėsim girdėti savo širdį. Tai linkiu išgirsti tą savo širdutę, tą savo vidinį vaiką, vidinį balsą. Mėgautis kiekvieną akimirką, ateina šaunūs metai. Tikiuosi, kad tie nauji metai atneš tikrai mums daug pozityvo, daug naujienų, naujovių ir visam pasauliu pagaliau įsivyras taika. Aš labai linkiu, kad mes patys su savim turėtume taiką, mes pagaliau išgirstume savo vidinį vaiką, nuramintumėm protą, savo irgi to labai linkiu ir pagaliau išgirstume, ką kalba mūsų širdis. O kad tai vyktų, būtina treniruoti savo ramybę, ieškoti šaltinių, ieškoti veiklų, ieškoti galbūt žmonių, kur mes jaučiamės ramus. Nes čia galiu padėti. Esame ramus
tada ir mūsų protas visai kitaip veikia. Mes tada nepriimam veiksmų iš emocijų. Tai va Taip. čia labai labai irgi svarbu. 5, sėkmės. High five. 7, 11 irgi. Iš tikrųjų, ką, mėly žiūrovai, mūsų pirmieji, brangieji, mes labai tikimės, kad jums patiko mūsų pokalbis. Tai yra mūsų pirmas bulynas, kuris, man atrodo, neprisvilo, atrodo, kvepia skaniai, kalėdiškai, mandarinais ir sausainiukais ir arbatėlė. Tai spauskit laikus. Rašykit komentarus, būtinai. Būtinai komentarus rašykit. Taip. Aš pasakiau. Pasikeičiam tuo grįžtamuoju ryšiu. Tikiuosi, kad mes jums davėm gerą energiją, geros informacijos kažkokios ir pasidalinkit, kaip jaučiatės. Jeigu ir negerai jaučiatės, vis tiek parašykit. Parašykit, kaip jaučiatės. Jo, nesvarbu, gerai, blogai, iš tikrųjų. Aišku, nereikia turbūt mūsų nesąmonė, kaip būna heiteriukų prieina, bet ir jums ačiū, jeigu tokie atsirasit. Balansas. Dualumas. Gyvenime yra dualumas. Viskas tvarkoja, kaip ten. Mylim ir ačiū už jūsų išmintį. Džiaugiamės jūsų išmintim. Taip. Iki kitų kartų.